Sveiki visi, su jumis aš Gabija ir šiandien parodysiu, kaip darau šitą makiažą. Kaip ir kasdieninis makiažas, bet aš kiekvieną dieną nesidažau. Aš taip dažausi, kai noriu pasidažyti, kai einu į miestą, tarkim, ar dar kažkur. Matot, kaip aš sugalvojau, pradėjau video jau pasidažys, kad jūsų neišgazdinčiau. Susipažinkim su Gabija be makiažo. Sveiki! Nieko gero. Dalykas, nuo ko aš pradedu, yra šitas primeris. Tai yra pore filling ir anti-shine. Kai užsidedu primerį, aš renkuosi tarp BB kremo iš Garnier arba Maybelline Fit Me pudrą. Šiandien aš pasirenku pudrą. Užsidedu lašiuką, kad nebūtų per daug ir kad vėliau nebūčiau kaip siena. Šepetėlį ir su juo pasiskirstu visur tolygiai. Jeigu labai reikia, aš einant į mokyklą užsidedu BB kremą, bet niekad nesidedu pudros. Kadangi pritrūkau, užsidedu dar porą lašiukų. Iš karto geriau, iš karto kaip žmogus atrodau. Ir dabar mano veido oda yra bent jau vienodos spalvos. Tai pasidengiu visą veidą pudrą. Dažniausiai imu šitą concealerį, kuris yra Fit Me iš Maybelline. Jo spalva yra 20 ir jis yra per šviesų. Kas per Gabija? Instagrame mačiau, kad taip reikia daryti. Naudoju tą patį teptuką, kurį naudojau išsklaidyti pudrai. Priklausomai nuo kiek turiu laiko, aš pasiėmu šitą kontūravimas ir highlighteris, kuris taip pat yra iš, man atrodo, Maybelline. Į mokyklą aš niekad nesikontūruoju, bet jeigu važiuojame kokį miestą ar ten dar kažkur, tai visą laiką pasidarau. Įsivaizduojat? Gabija kontūruojasi. Šiaip niekad nemokėjau tokių dalykų. Tada po apačią dedam šviesią liniją. Tada dedu dar čia, kad pašalinčiau savo double chiną. Ten neįeina, kur kokia mergina ten būna su raudonu lūpdažiu visą laiką. Arba ten visą laiką su eyelineriu. Tai aš visą laiką su double chinu. Mano kontūras yra šiandien šiek tiek per ryškus, bet nieko tokio. Nauji metai, nauja aš. Aš esu labai gera 17 metais ir noriu, kad jūs visi atrodytumėt gerai. Čia gyvena fėjos ir jos, taip žinot, įpystent. Barščiau visą ranką. NYX Mineral Set It and Don't Fret It Matte Finish Powder, kad mano makiažas išliktų visą dieną. Mano antakiai jau dingia po visų pudrų. Nekinga. Mano troškukas, aš neįsivaizduoju, kur aš einu. Patarimas, kurio gali tikrai klausyti, tai yra, kad visą laiką pasidroškit savo pieštuką. Čia yra tiesiog pieštukas Catrice Cosmetics Eyebrow Stylish. Ir brėšiu naują techniką, reikia persibrėžti apačią visą, tada viršų, tada užpildyti ir tada išblendinti. Man reikia labai susikaupti, tai aš nemanau, kad tą parodysiu. Fokusuok mane, kad matytusis, kaip mano antakiai transformuojasi. Mano antakiai kaip erelio sparnai dabar galėtų išskristi nuo mano veidai. Kokioje šia pozai dažaus tokia visa. Tada, ką nusipiešiau, aš sutvirtinu su Brow Artist plumperiu iš L'Orealio želė su spalva. Tvirtinam, viskas sušukuoja. Aš savo veidą įsivaizduoju kaip gyvūnus ir tarkim nostra ten kokia beždžionytė, ten akis irgi ten ką žinau. Ir antakiai yra ten kaip kokie tigrai, kurių neįmanoma prisijaukinti. Nieko nebedarysiu savo antakiam, žinau, kad jų vienas yra vienoks, kitas yra kitoks. Ką padarysiu, imu tokį šepetėlį, imu vėl skystą maskuoklį, šiek tiek nuimu nuo čia su tokiu šepetėliu, atsargiai prasibrėžiu pro antakių. Ir aš nežinau, kodėl tai darau paskutinę, bet tiesiog tai yra šešėliai. Golden Horizons Dreamcatcher Team Palette iš NYX'o. Imu šitą spalvą, aš ją dedu ant viso voko. Kai padengiu visą voką, aš dažniausiai imu kokią nors tamsesnę spalvą. Imsiu šitą ir šitą spalvas, abiejų po truputį ir dėsiu į savo akies raukšlę. Ir tada imsiu vėl abiejas, truputuką, po truputuką. Ir dėsiu akies apačią. Šį kartą naudosiu eyelinerį iš Catrice ir jis yra Glam & Doll Super Black Liner. Pradedu nuo to, kad tiesiog prasibrėžiu labai ploną liniją per visą akį ir tada pasidarau tokią strėlytę. Paskutinis dalykas, ką aš darau, tai yra užsirečiu blakstienas ir jas pasidažau tušu. Naudoju tušą ir bent jau šiuo metu naudoju tušą iš L'Orealio. Tai yra Volume Million Lashes ir
pasidažau. Visą akį su tušu išsipurvinau. Ir tada būna, kaip kada kartais dažausi apatinės blakstienas, kartais ne. Manau, kad šį kartą nesidažysiu. Toks tas mano kasdieninis makiažas. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Tikiuosi jums patiko ir iki kitų kartų. Ate.